Sveiki. Turbūt daugelis turės tokia problema ir darot remontus, tai turbūt tikrai aktualu šiai dienai. Pradėsiu nuo to, kad, pavyzdžiui, mes irgi darom remontus ir darom jau 2 metai ir dar visai nepabaigėm. Žodžiu, ir kaip daug kas sako, kad, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, šiaip skaičiavau, 25 000 € ir turėtų man tai užtekti, tarkim, padaryti 60 kvadratinių metrų remontą. Su baldais, su viskuom, su įrengimu. Realiai turiu situaciją, kad jau išleista 300 000 ir padaryta be baldų, bet jo yra ten lubos, sienos, trūksta baldų, trūksta durų. Ir, žodžiu, esmė tokia, kad tai, kad tu skaičiuoji, ne visada gaunasi. Bet šiaip, tikrai realu, nes jeigu kitos įmonės tai jums pasakytų, kad už 25 000 neįmanoma nieko padaryti, tai tikrai nesutinku. Tikrai įmanoma, renkantis, skaičiuojant, ieškant, nes tai atsiduria į tokius dalykus kaip medžiagos. Jas gali nupirkti kaip pavyzdys. Pavyzdžiui, miegamąją plyteles teko nupirkti, kurios kainuoja 180 € kvadratas, nupirkti už tik 60 € kvadratą. Bet reikėjo padirbėti gal 3 naktis. Tikrai, nuoširdžiai paieškoti, tai yra likučiai, tai yra dar kažkas, tai tada važiuoti į Vilnių, ten pirkti, daryti. Tai yra pastangos. Plus, norint taupyti dar pinigus, ne tik tai reikia medžiagas paieškoti, atsiprašau, pigiau, bet reikia ir patiem daug ką išmokti. Pavyzdžiui, špakliuoti, dažyti reikia mokėti pačiam. Žodžiu, daugelį atvejų taupimas, kantrybė, kai tu gali gyventi be kažko, tai ir gali ateiti net gyventi šiaip vorėva, kaip šiais laikais sakoma, ateini gyventi vos ne ant betono. Ne visai, mes atėjom, bet taip, reikia kažką paaukoti, norint kažką turėti, reikia labai daug apsvarstyti, tai yra aiškiai, bet kokiu atveju labai daug darbo. Darbo tiek ieškant medžiagų, tiek ieškant meistrų, kurie gali padaryti pigiau, nes pavyzdžiui, pas mus atėjo meistrai, tikrai pasidalinsiu patirtim. Atėjo meistrai, reikėjo, daėjom iki tos stadijos, kai reikia plyteles dėti. Nei aš, nei vyras nemoka to daryti. Ir tada vieni pasiūlo, tarkim, 10 kvadratų vonę, turiu omeny bendro ploto. Ne viso, nes viso gaunasi sienos, grindys, 45 paskaičiavus. Ir tada sako, ten kampai, dar kažkas, tai ir gaunasi 5,5 tūkstančio. Aš taip, vau. Tada kiti ateina, paskaičiuoja, tarkim, 2,5. Tada dar kiti kažkaip sako 1,5 ir mes ten dar hidroizoliaciją padarysim ir panašiai. Kas remontus daro, tą supranta. Ir sakai, okei, gerai. Labai gerai, nes tu gali staupyti. Tada, net po to praeisim tą ir kitoje laidoje.